Kad aš Juste. Labukas, aš Kamilė. Ši mūsų laidelė, šitas video tikrai nebus kaip kai kurie. Ir kitko laidelės pavadinimas yra Duonos pluta. Pasal Dona. Ne, juokauju, Duonos pluta. Taip. Mes nieko nekopijuosime, nieko neparodijuosime, kaip pavyzdžiui. Sveiki, mėlyjeji, linkėjimai iš šilčiausiojo San-Tropezo. Sveiki, mėlyjeji žemės gyventojai. Plačiau apie mus. Taigi aš esu Kamilė ir labai mėgstu žvejoti, manau esu profesionalė šitoje srityje. Mėgstu gaudyti ešerius ir kompiuteryje, internete tiksliau skaityti prikolus apie Aldoną. Aš Justė. Tęsk. Mėgstu tualetinį plaukimą. Tai va, pirmojoje mūsų laidelės dalyje mes labai norėjome pasikalbėti apie labai keblią bėdą, tai žmonių ydas. Iš visų milijono problemų mes išrinkome 2 ydas, pačias baisiausias. Apie jas mes dabar ir diskutuosime, paskui antroje laidelės dalyje mes pasitelksime žiūrovų nuomonę. Pirmasis klausimas. Ar ėdate budus, tai yra snarglius, nosies išmatas arba nosiaseilę? Antrasis klausimėlis. Ar kai nukramtate nagą, jį nuryjate? Iš tikrųjų, kitiems, kaip mano durnai draugai, šitas ydas gali pasirodyti juokingas. Bet nematau čia nieko juokingo. Ir vienintelis klausimas, kuris, manau, visi atsakytų taip, bet mums iš tikrųjų labai įdomu paklausti. Tai nėra yda, tai čia tiesiog klausimas. Ar pasimylėtumėt su mumis? Aš asmeniškai taip. Tai va dabar ir einam ir paimsim tą interviu. Iš žiūrovų. Mes jau esame lauke, kaip matote, ir klausimėlis. Ar valgote bubius? Štai pirmasis pašnekovas. Taip, delikatesas. Visa šeima mėgsta bubius valgyti. O per kalėdas ypač mėgstam vietoj kučiukų išsidedami pieną. Ar nuryji savo nagą, kai nukramtai? Nu, priklauso nuo to, iš tikrųjų, ką prieš tai dariau su rankom, kur buvo tie nagai. Bet šiaip dažniausiai nuryju, nes skonis skanus. Delikatesas mūsų šeimoje, iš tikrųjų. Ar pasimylėtum su mumis? Ja, kam? Kadangi mes neturim gerbėjų, todėl pačios užduosim klausimus tau. Pirmas klausimas. Taip. Aš asmeniškai kiekvieną naktį. Ne. Mano krašas yra Rovanas Atkinsonas, kitaip ponas Bynas. Mano tai jam Polskis. Myliu. Taip, ir man tikrai nėra gėda dėl to kalbėti, nes aš bijau hemorojaus. Šoku. Ačiū, kad žiūrėjot. Mua. Bye bye.